Tai ką, karšti įspūdžiai iš NT kempo, pagalvojau, kad pasidalinsiu, kaip apskritai vyksta NT kempas. Viskas prasideda apart penktadienio vakarienės, viskas prasideda šeštadienį ryte, kai visi susitinka skirtingose druskininkų kavinėse. Kodėl skirtingose kavinėse? Nes NT kempas iš dalies yra dar ir apie mažo verslo bei regionų palaikymą, taigi todėl visi išsiskirsto po skirtingas kavines, kad jose susėstų, galėtų pabendrauti, užsisakyti kavos, kažkokių kruasanų ir panašiai. Tai šiandien einant per miestą, nes aš praeinu visas tas kavines, kuriuose yra susibūrusi NT Camp bendruomenė, tai šiandien einant per miestą tikrai jautėsi NT Camp toks savotiškas vaibas, nes galima buvo prasilenkti su kažkuo besišypsančiu, žinančiu, kad jie irgi čia dėl to paties, matyti, kaip susibūrę žmonės skirtingose kavinėse sėdi, bendrauja. Kitas įdomus dalykas, ką iš tikrųjų dariau strategiškai ruošdamasis šiam NT Campui, tai daugiau laiko skyriau pertraukoms. Atrodytų galbūt keista arba nesąmonė, ne? Nes konferencija yra apie pranešimus, gal todėl NT Camp ir yra ne konferencija. Ir tuo pačiu, stovint eilėje, laukiant pietų, vienas iš NT Camp dalyvių sako, blemba, žinai, žiauriai gerai yra tos pertraukos. Ir aš suprantu, kad visi dalyviai balsuotų tiktais už, jeigu tos pertraukos būtų ir dar ilgesnės, bet šiaip džiaugiuosi, kad toks strateginis pakeitimas ir suplanavimas, kad reiškia daugiau laiko skirti pertraukoms tarp pranešimų, puikiai pasiteisino. Kokią pats savo šiandien padariau įžvalgą, būdamas NT Campe, bendraudamas su žmonėms, stebėdamas žmonės, nes man patinka stebėti žmonės, tai kokia ta įdomi ir labai, sakyčiau, sparčiai besikeičianti NT rinka, nes yra žmonės, kurie yra su maikutėm, ant tų maikučių yra kažkokie užrašai, nori investuoti į NT, nori uždirbti tam tikrą grąžą, prieik, pakalbėsime. Tai man tai patenka į kategoriją ir kas galėjo pagalvoti, kad tokia bus komunikacija, kad jinai bus tokia įdomi, nestandartinė, galų gale tokia draugiška. Ir ką tikrai pavyko padaryti per šios metus, tai suburti sparčiai augančią ir entuziastingą, kaip dabar jau įprasta vadinti, bendruomenę, kuri tikrai atvirai ir entuziastingai dalinasi žiniomis, patirtimi ir dylais. Tai jeigu dar tavęs nėra čia, tai tikrai kviečiu, o jeigu tu esi vienas arba viena iš NT Camp bendruomenės narių, tai labai džiaugiuosi, kad tu esi su mumis, nes viskas iš to ir susideda iš daug žmonių, kurie yra vienijami vieno kažkokio bendro vardiklio, tai šiuo atveju tai yra NT.